2157 год. Gyvenama sala. Pirmoji dalis. Tai Rusijos režisieriaus Fiodoro Bondarčiuko fantastinė juosta pastatyta rašytojų brolių Strugackių tuo paties pavadinimo apysakos motyvais. 2157-ieji. Žmonijos civilizacijos klestėjimas. Niekas nebeserga, nekariauja, o šiaip klajoja po kosmosą. Tačiau pasirodo iki tobulybės ir harmonijos dar toli. Maskvietis Maksimas keliaudamas erdvėlaiviu patiria avariją ir atsiduria Sarakšo planetoje. Jo nuostabai čia vaikščiojama rikiuotėmis, giedami himnai ir žudomi nežygiuojantis kartu. Čia verda įnirtinga kova. Totalitarinė santvarka į kampą spaudžia maištautojai. Be to, po žeme gyveno sužvėrėjusi rasė, o dauguma miestų po radioaktyvaus karo puolami mutantų. Susidraugavę su simpatiška mergina Rada ir jos broliu Gajumi tarnaujančiu elitinėme būryje, Maksimas pamažu suvokė šio žiauraus pasaulio taisyklės. Netrukus ir jam bus lemta tapti šio būrio nariu, mesti iššūkį planetos vadams ir susidurti su daugybė išbandymų, pavojų bei netekčių. Pagrindinius vaidmenis 2008 metais sukurtoje juostoje atlieka Vasilijus Stepanovas, Petras Fiodorovas ir Julija Snigir. Сотри его с лица земли. По роману братьев Стругацких. Обитаемый остров.